Padariau avariją, sužalojau žmogų. Surink namuose visus pinigus ir atiduok juos žmogui, kuris tau paskambins. Mama. Paskubėk, man labai blogai. Mama, mano telefonas sudužo avarijoje. Tavo mama policijoje. Jinai dabar negali kalbėti. Sužalojo mano draugą. Atneš tai, ką jį liepia ir viskas baigsis gerai. Noriu pakalbėti su mama. Ar jai viskas gerai? Išeik po 15 minučių prie laiptinės. Aš būsiu suridęs striuke. Kas čia? Čia aš, vaikeli, kaimynė. Rozalija. Labas, Dominikai, man pipirai baigėsi, ar galėtum man paskolinti? O kas yra, Dominikai, ko tu toks susijaudinęs, kas yra? Ai, mama avariją padarė. Kaip avarija? O dievulėliu, ar visi sveiki? O ką čia maišelėje laikai? Tai dėdė ateis. Mama policijai sakė, perduoti pinigus. Na kokius pinigus? Policijai nereikia perduoti jokių pinigų. Atnešiai. Duok. Pasirodo, negalima tikėti žinutėmis iš nepažįstamų žmonių, kurie sako, kad mama ir tėčiui atsitiko nelaimė. Jokios avarijos nebuvo. Tai sukčiai. Gerai, kad vaikui iškvietėme policiją. Visuomet įsitikę, atsiųstų SMS tikrumui ir neatiduok pinigų nepažįstamiems.